Dievo žodis sako, mylėk viešpatį visą savo širdimi, visą savo sielą ir visų savo protų. Tai pasakė ir sako Dievas. Bet kaip žmogui tuo vadovautis, kai atrodo nieko nenori, arba antiek tuščia viduj, antiek bloga, antiek nieko nenori ir tai be nėra jokios priežasties, net nieko neatsitiko blogo, nėra jokių aplinkybių blogų, bet tiesiog nieko nenori daryti, nieko nenori bendrauti, nori tiesiog užsidaryti ir vienas savo, taip sakant, sėdėti, nieko nebendrauti, nieko neveikti ir taip toliau. Bet kaip svarbu tokiu momentu, tokiu metu, kai atrodo, taip bloga iš vidaus, vis tiek imti tai ir pradėti apie tai mąstyti, kaip mylėti viešpatį. Vadinasi, aš pradedu mąstyti ne tai, kad nieko nenoriu, o kad aš myliu viešpatį. Myliu, vadinasi, į viešpatį fokusuoju savo mintis. Aš pradedu galvot, kas man yra mylėk viešpatį. Mylėk viešpatį visą savo širdimi, visą savo sielą, visų savo protų. Kas tai yra? Vadinasi, man reikia nukreipti savo žvilgsnį iš to vidinio liūdesio, kuris iš niekur kaip ir atsirado. Ir priimti sprendimą, kad aš fokusuojuosi dabar ir pradedu mąstyti ir bendrauti su viešpačiu. Prisimenu, kad jis tikrai yra, kad jis dabar su manim, kad jis yra geras, kad jis, kaip ir sako, kad duoda džiaugsmo pilnatvę, kad jis yra geras, kad jis yra dabar su manim. Ir žinot, po kelių minučių ar po kažkurio laiko ateina ramybė. Ir ta ramybė, būtent kaip Dievas ir sako, pranoksta bet kokį kitą supratimą. Ir tada toliau pasilieki tame, kas yra mylėk viešpatį. Vadinasi, vertink ir brangink. Vadinasi, į jį fokusuokis. Vadinasi, aš kaip žmogus fokusuojuosi, žvilgsnį savo nukreipiu į viešpatį, apie jį mąstydama ir su juo pradėdama kalbėti. Ir dar toliau viešpats sako, kad čia tik pirmas dalykas, mylėk viešpatį visą savo širdim, visą savo sielą, visų savo protų, o savo artimą ir savo artimą kaip pats save. Ir dar dadeda, kad savo artimą kaip pats save. Bet aš turiu suvokti, kas aš pats esu, kad aš pats esu Dievo mylimas sūnus, mylimas vaikas. Aš esu Dievo kūrinys ir Dievas mane taip vertina ir brangina, todėl aš į tai fokusuodamasi, iš to mąstydama galiu suvokti ir pereiti prie kito, kaip kitą užjausti, kaip kitą suprasti, būtent taip, kaip Dievas mane supranta. Ir kai toliau Luko Evangelijoje, Luko 10 skyriuje, Jėzaus tai klausė įstatymo mokytojas, kuriam buvo taip svarbu amžinas gyvenimas. Tam įstatymo mokytojui jau kaip ir buvo aišku, kaip čia žemėje tvarkytis. Jam buvo neaišku, kaip amžinąjį gyvenimą papulti, kaip papulti į amžiną gyvenimą. O Jėzus, kadangi yra širdžių tyrėjas, jis iš karto pasakė ne tai, kad amžinajam gyvenime, bet kaip žemėje tam žmogui, tam įstatymo mokytojui reikia tvarkytis. Tai jam reikia savo širdimi mylėti viešpatį, savo sielą ir savo protą, laikyti viešpatyje. O kitą mylėti ir branginti kaip pats save. Ir dar daugiau, toliau Luko 10 skyriui Jėzus įstatymo mokytojui paaiškino suprantama kalba, kas yra tas tavo artimas.
Tai reiškia labai konkrečiai pasakė, kad tas, kurio tu nepažįsti, kai būtent gerasis samarietis ir vienas praėjo, ir kitas praėjo pro sužeistą ir sumuštą žmogų apiplėštą. O gerasis samarietis, tas, kuris net įstatymo tuo metu nežinojo, net Dievo nepažinojo, jis turėjo širdį gailestingumą. Tai reiškia, jis užjautė ir tai yra ne tai, kad pasigailėjo, gailėjosi. Jo širdis buvo to pilna užuojautos tam sumuštam ir paliktam apiplėštam žmogui. Va, ką Jėzus sakė, kad kitą mylėk savo artimą kaip pats save. Tai reiškia, kai padarai daug daugiau dėl kito negu dėl savęs. Ir tas žmogus yra nebūtinai mūsų aplinkos, to, kurio tu nepažįsti. Ir būtent ateina kalėdinis laikotarpis ir taip visiems svarbu dovanos, daiktai, bet svarbiausia, šventas raštas ne apie tas dovanas kalba, ne apie materialias dovanas, o apie tai, kaip aš šiandien vertinu ir branginu viešpatį ir kaip iš to konteksto aš vertinu ir branginu kitą žmogų, to, kurio net nepažįstu. Kad ne tai, kad juo rūpinosi, bet dar į priekį sumoku iš savo sąskaitos, kad tam žmogui maksimaliai galėčiau padėti. Ir čia be tos pirmos dalies, kur mylėk viešpatį, į viešpatį žiūrėk visą savo širdim, visą savo sielą, visų savo supratimu, visų savo protų. Be šitos dalies antros nepadarysim. Už tai kaip svarbu ir svarbiausia žemėj, kad patekti į amžinąjį gyvenimą, laikytis būtent tai, ką Jėzus sako. Bet to reikia mums, žmonėms čia žemėj, laikytis viešpaties, vertinti ir branginti viešpatį, į jį žiūrėti, save vertinti ir branginti ir kitą kaip save patį. Vadinasi, nežiūrint aplinkybių, nesmerkiant ir nekritikuojant kito, o būtent tą žmogų vertinant kaip save iš to konteksto, kad Dievas man toks geras, man Dievas toks gailestingas, ir todėl aš galiu būt ir priimu sprendimą būt toks kitam žmogui. Ir tai yra geroji žinia, tai yra evangelija, tai yra stebuklų metas, todėl, kad tam žmogui atrodo, kaip ir samariečio sutiktam, kuris net nesitikėjo pagalbos, aš arba jūs kiekvienas galite prisidėti prie jo gyvenimo, padėti, prisidėti. Ir būtent tame dalyvauja pats viešpats, nes jis dėl to ir atėjo į žemę. Dėl to. Ir dėl to šitam laikotarpį didžioji dalis žmonijos švenčia Kalėdas, o Kalėdos tai yra būtent kiekvienam prisiminti tą vakarą Kalėdų, kūčių vakarą, prisiminti, kad pats Jėzus, pats viešpats atėjo į žemę tam, kad mokytų mus žiūrėti į jį ir būtent, kad vertinti kiekvieną žmogų, kad viešpats mus moko, kaip vertinti kiekvieną žmogų, vertinti ir branginti.